žiūrovas turi žiūrėti į meno kūrinį kaip į bedugnę. Žinai, jinai turi veikti. Jeigu neveikia, tai nėra paveikslo. Manęs dažnai klausia kolegos, šiaip žmonės, kodėl dabar štai dažnai imuosi tapyti istorinius paveikslus. Man tas klausimas yra toks šiek tiek juokingai keistas, nes tai yra, aš manau, labai natūralus dalykas atsigręžti dailininkui į istoriją, kadangi tai yra mūsų gyvenimo natūrali dalis. Vis tiek yra, taip sakant, praeitis, esamasis laikas, kai mes egzistuojam, ir ateitis kažkokia, bet visa tai yra susilydę į nepaprastą vientisumą. Taigi, kai aš renkuosi istorinį paveikslą, tai vis tiek aš kalbu apie, visų pirma, aš kalbu apie šią dieną, apie šios dienos problematiką, apie savo pasaulį, ir keliu tikslai išreikšti savo santykį ir su istorija, ir su pasauliu, ir su gyvenimu, taip toliau. Taip, kad nelabai ko skiriasi mano pozicija nuo dailininko, kuris tapo kitokius motyvus. Klausykit, tokią turim valstybę, tokią istoriją, ir pasaulis visiškai nieko nežino apie tai. Tai aš manau, vis tiek iškyla problema, ką daryti šiuolaikiniam dailininkui. Ar vis dėlto čia bus nusikaltimas, jeigu bandysim vis dėlto paliesti tą nemadingą žanrą Lietuvos istoriją. Tai aš taip ir surizikavojau. Tai pradėjau nuo kelių darbų: Lietuvos statutas ir Mindaugo karūnavimas, Lietuvos krikštas. Ir panirau į tą ilgą, gražų, tokį paslaptingą, tą istorinę paveikslo tapymą, be jokių užsakymų, be jokių komisijų, žinant, kad niekam jo nereikia, kad aš jį nutapysiu ir padėsiu į kampą. Bet aš jį dirbau iš visų jėgų. Nieks netrukdė. Buvo nuostabus periodas. Tai po to kažkaip kolegos, tie, kurie atėjo į dirbtuvę, tiesiog provokavo mane, dar kažką. Ir taip tas ir dar, ir pavirto tas Lietuvos istorijos ciklas 17 metų. Tokiau. Istorijoje, tuose motyvuose yra daugybė universalių amžinųjų temų. Vat mane tas domina. Reiškia, užkabinti temą, kuri aktuali ir šiandien. Ir įdomu labai vis dėlto, žvelgiant į tą raidą meno istorijos, žiūrėkit, kiekviena epocha, kiekvienos epochos dailininkai, paliesdami tas temas, vis dėlto sugeba pasakyti kažką ir apie savo laikmetį, apie save, apie savo laikmetį. Atrodo, tema ta pati, o vis dėlto tas sprendimas, kita kalba, kitas rakursas, galbūt kažkoks kitas kampas. Pasižiūrėjai, tas yra, man atrodo, baisiai įdomu. Ar dailininkas, kurdamas savo paveikslus istorinę temą, dalyvauja mito kūrime, savotiškam istorinio mito kūrime, ir ar jaučia atsakomybę? Atsakomybė, taip. Tai be abejonės, kad dailininkas, aš manau, kad dalyvauja. Ir aš suvokiu, kad, reiškia, aš dalyvauju tam tikrą prasme, kiek leidžia mano jėgos mito kūrime. Kokia prasme? Tarkim, aš tapiau Žalgiris Dies Ire. Tas paveikslas kabo Medininkų pilyje. Žinot, pirmą kartą, būtent 20-ojo amžiaus pabaigoje, lietuvių tapytojas, dailininkas turėjo galimybę pasakyti tiesą apie Žalgirio fenomeną, apie Žalgirio mūšio esmę. Kadangi Žalgirio mūšis tai ne šiaip, tai ne riterių būrelis, kurie tenai pasimakalavo kardais, reiškia, ir to baigėsi mūšis. Man įdomu, reiškia, prasmė.
Kodėl? Kas įvyko? Kokia jo reikšmė? Kas vyko Europoje? Tas kontekstas. Tai štai reiškia, ta prasme, aš apjungiau tą batalinio paveikslo žanrą su religinio paveikslo, taip sakant, tematika. Žalgiris dies yrė, rūstybės diena, kur virš mūšio Dievas, archangelas, kuris reiškia savo rūstybės strėlę, smeigia Jungenui į širdį ir baudžia tuos, kurie prisidengdami Dievo vardu darė nusikaltimus. Nu, ar buvo įmanoma, pasakykit, prašom, reiškia, anksčiau dailininkui nutapyti popiežių, jojantį ant griaučių žirgo ir pavaizduotas kaip skeletas. Va tokia mirties metafora. Tai žinoma, kad nebūtų leidę man nieks. Nei viduramžiais, nei Renesanso laikais, nei tarybiniais laikais, nei Lenkų okupacijos metais, nei tarybinės okupacijos metais, tik tai 21 amžiuje. Įsivaizduokit savo pirmą kartą tik dabar. Tai reiškia, vat ta malda, Jogaila meldžiasi, Vytautas smogia ir toliau, ir Dievas taip pat reiškia, Dievas baudžia tuos, kurie Dievo vardu darė nusikaltimus. Aš manau, kad tai yra mito kūrimas, reiškia, įtvirtinimas Lietuvos reikšmės, Lenkijos reikšmės, reiškia, žinai, įvardyjamas dvilypumas krikščionybės klaidos, kuris turėjo ir tą negatyvę pusę, tą brutalumą. Ir aš, reiškia, manau, kad dailininkas dalyvauja mito kūrime. Arba, tarkim, kitas motyvas. Štai Kęstučio nužudymas, Žalčio užkapojimas. Apjungiau Kęstučio nužudymą su mitu Žalčio užkapojimu. Kodėl? Todėl, kad Kęstutis buvo pasmaugtas Krėvos pilyje. Man nesinorėjo bet pasmaugimo tos scenos, reiškia, man estetiškai, nu, gal taip keistai skamba, bet vis tiek man nepriimtina yra pasmaugimo scena, vaizduoti savo paveikslą. Todėl aš nutariau, reiškia, tik tai simboliškai toks juosta ištraukia ten vienas iš dalyvių, reiškia, su kuria buvo pasmaugtas Kęstutis. O šiaip, reiškia, ten tokie riteriai, kurie užkapoja durklais, kalavijais Kęstutį ir Birutę. Tai štai, reiškia, apibendrinau, apjungiau į reiškinį. Ir dar stovi vyskupas toj kalėjimo scenoje, kur su tokiu mišiolu jisai baugiai, reiškia, prisidengęs, reiškia, žinai, tuo šventu raštu, reiškia, ir štai Jogaila į vieną pusę, Kęstutis į kitą pusę, dar ir Birutė ten guli, ir Žalčiukas pabėga iš Birutės puokštės kažkokiai kaip vilties spindulėlis Lietuvos ateičiai. Prašau, čia irgi yra mito kūrimas, prasmingas mito kūrimas, ne pasakos, o pratęsiant paslaptingą nuostabų Žalčio užkapojimo mitą, kuris yra mūsų kultūros kloduose. Dailininkui, žinoma, istorinis paveikslas yra labai sudėtingas dalykas, kur reikia derinti, siekti maksimaliai, nu, tokio istorinės tiesos. O tai nėra lengva. Ta istorinė tiesa yra savotiškai reliatyvus dalykas. Kai pasiskaitai įvairių šaltinių, tada atsiranda šiokia tokia drąsa, nu, pačiam suformuoti savo kokią tai nuomonę ir ją ir bandai išreikšti savo paveikslę. Bet man dar yra vienas labai svarbus dalykas ir ko gero dar svarbesnis negu kad istorinė tiesa. Egzistuoja tas prakeiktas ir pats nuostabiausias dalykas, tai yra meninė tiesa. Va čia ir yra pats įdomumas. Tuo ir skiriasi dailininkas nuo istoriko, nes menininkas turi suformuoti tą vizualinį, tą
plastinį kažkokį tai ženklą, kažką tai tokio netikėto, kažką tai tokio įdomaus, kažką tai tokio šviežio, savito. Aš bandžiau asmeniškai derinti tokias archaiškas meno raiškos priemonės, tikintis, kad, tarkim, tapai Algirdo pergalę prie Mėlynųjų vandenų. Nuo 1400 metai, reiškia, visai, taip sakant, archaiška raiška, miniatiūros tik tai yra tokios schematiškos anų laikų metraščiuose likusios. Ir man atrodo, vat, ta estetika tų viduramžiškų, tų miniatiūrų estetika jau savaime įveda į tą estetinį lauką, nes medžiagos yra baisiai mažai. Tai dailininkui vat, tas estetinis laukas, tų miniatiūrų, vat, tų labai tų retų, autentiškų kažkokių tai gabaliukų, man atrodo, tai yra, vat, man nepaprastai buvo reikšmingi dalykai ir aš bandau derinti kažkokius tokius elementus, jungiant kažkokius tai formas, atkeliaujančios iš viduramžių, su šiuolaikiniam. Vat tie dalykai sėkmės atveju, jeigu pagimdo meninę tiesą, tai tvarkoj, o gali ir neįtikinti. Tada katastrofa. Kas iš to, jeigu bus teisingai viskas pavaizduota, istoriniai faktai labai teisingai spindėti, bet nėra meninės tiesos. Viskas, žlugimas. Tegul istorikai ten diskutuoja, čia ne mano vandenis. Jie amžinai diskutuos. Bet aš turiu padaryti tą emocinį, tokį, reiškia, savo, reiškia, tokį užtaisą. Ir jeigu viskas sėkmingai gaunasi, mane ir tenkina faktiškai. Man meninė tiesa yra šiuo atveju svarbiau negu istorinė tiesa. Ir mano giliausiu įsitikinimu, istorinis paveikslas turi būti įdomus kažkokiam tai žmogui, kuris absoliučiai nežino istorijos. Visiškai nesupranta istorijos, visai neįsilavinęs. Arba iš kito krašto atvažiavęs, jisai nežino nei kas ta Lietuva, nei kaip jinai atrodė, nei kas ta Žalgirio mūšis, nei kas tas Jogaila, nei Vytautas, nei ką. Ir vis tiek, jeigu paveikslas jam neįdomus, viskas katastrofa. Istorinio paveikslo nėra. Reiškia, paveikslas turi būti tikras, gyvas, jame turi būti nuotykiai, kompoziciniai mazgai, tapybiniai atradimai, kažkokie tai, reiškia, piešinio ir meistrystė ir taip sakant, ir visa kita. Turi, va taip, vis tiek kažko tai sužavėti darbas, reiškia, va, profesinė prasme, va, turi žiūrėti, reiškia, taip kaip vaikai. Vaikai nemeluoja niekada. Pas mane atvažiuoja kartais vaikai dirbtuvę ir žiūri, reiškia, jie neapsimetinėja, kad jiems patinka, kad jie čia pataikauja, čia pas menininką dirbtuvė. Reiškia, viena atsimenu mergytę su mokytoja ten atėjo visa klasė ir persižegnojo, žiūrėdami mano darbą. Man įdomu labai pasidarė, sakau, o kodėl jūs persižegnojot? Ir jis sako, jūs čia pats nutapėt šitą dalyką. Ir aš matau, kad jinai tikriausiai gal pirmą kartą mato didelį paveikslą. Reiškia, žinai, vat jinai žiūrėjo, kaip Nyčė sakė, žiūrovas turi žiūrėti į meno kūrinį kaip į bedugnę. Reiškia, žinai, vat jinai turi veikti. Jeigu neveikia, tai nėra paveikslo.